Aš atvažiavau į Lietuvą, todėl kad aš norėjau laisvai gyventi. Esu dalyvavus Baltijos kelyje, kur į Rygą veda kelias. Mes negalim atvažiuoti į Baltarusiją. Jeigu būtų galimybė, tai tikrai aš būčiau ten. Man labai baisu už mano šeimą. Mano kolegai žurnalistai irgi buvo sulaikyti. Liūdna būna dėl žmonių. Kai skaitau apie tas traumas, aš galvoju per savo kūną, kaip tai jaučiasi, kaip paskui žmogus su tuo gyvena. Šis sekmadienis baltos spalvos diena. Jeigu jūs negalite būti laisvės kelyje, apsirenkite baltai. Išeikite į savo miesto gatves. Išeikite į aikštės ir susimkite už rankų. Jūsų laisvė tai mūsų taip trokštama laisvė. Myliu Lietuvą. Ačiū Jums už palaikymą ir už Jūsų ir mūsų laisvę. Živė Belarus ir živė Lietuva.